Suvirinimo pusautomatis arba svarkė. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, suvirinimo mokytojas Tomas, ir šiandieną gavau galimybę išbandyti Paton 250 MIG suvirinimo aparatą ir pagalvojau, kad visai norėčiau šiuo experience'u pasidalinti su jumis. Tai Paton ProMIG 250 MIG Max suvirinimo pusautomatis, kuris pasižymi labai geru surinkimu, labai tvirtai ir gerai jisai yra pagamintas. Taip pat pasižymė labai geromis specifikacijomis, kurias šiandien ketinu jums ir pristatyti. Tai iš tikrųjų labai norėjau apžvelgti šį aparatą ir jį supažinti su jumis, kadangi tikriausiai daug kas dar šio brando nežino, nors pats brandas yra gaminamas tikrai labai jau ilgą laiką. Bijau pameluoti apie 50-60 metų šitam brandui. Ir kaip ir minėjau, pagrindinis jo ginklas tikriausiai yra kokybė, universalumas ir geros specifikacijos. Tai tikrai, kalbant apie kokybę, turim labai solidžiai surinktą aparatą, kuris turi labai gerą vėlos tekimo mechanizmą, kurį net malonu yra liesti iš tikrųjų, nes jisai, tikrai tvirtas, geras padavimo mechanizmas. Patys kėbulai taip pat iš geros, tvirtos skardos pagaminti. Visi laidai atkeliauja stori, minkšti. Tikrai. Čia, kai kalbame apie Patoną, mes turime kokybę. Taip pat šį suvirinimo aparatą, manau, galima iš tikrųjų pavadinti tuo tikruoju 2-viename suvirinimo aparatu. Kadangi dažnai dėl reklamų sumetimais, skatinant parduoti kuo daugiau aparatų, matome tokius užrašus kaip 3 viename, 4 viename, 5 viename. Principe, didžiąją tų 3 viename, 5 viename ir kitas funkcijas gali atlikti elementarus MMA suvirinimo aparatas. O čia mes turime iš tikrųjų, kada turime atskirą vėlos padavimą su vėlos padavimo reguliavimu ir pagrindinį šaltinį, kurį visą laiką nusiemus galite, nežinau, šiaip jis tikrai ganėtinai lengvas, komplektacija eina diržiukas, galite persimesti per petį ir keliauti į statybas ar, nežinau, tiesiog neštis ten, kur yra paprasti lauko darbeliai. Pabaigus virinti MMA elektrodais, įsidedame savo galios šaltinį jam skirtas vietas, pasijungiame vėlos padavimo mechanizmą ir galime jau naudoti MIG Max suvirinimo pusautomatį, kuris puikiai jums virins ilgas siūles, taip pat labai gerai dirbs su aliuminiu ir nerūdijančiu plienu. Dar vienas šio aparato pliusas tai yra vėlos talpykla, kuri gali talpinti nuo 5 iki 18 kg suvirinimo vielą. O dabar pašnekėkime apie šio suvirinimo pusautomačio techninės specifikacijas. Ir čia anksčiau minėdavau, kad 270 amperų, 280, 300 amperų su viena faze to nebūna. Iš tikrųjų, tai mes galime rasti didelės galės vienfazių suvirinimo aparatus, tačiau jų kaina būna tikrai ganėtinai didelė. O čia mes turime 250 amperų suvirinimo srovę su vienos fazės jungtimi. Tai tikrai, žinant šio aparato kainą, jos aš neminėsiu, galite ją pasižiūrėti internete, bet tai tikrai pranoksta kitų aparatų, kurių kaina yra tokia pati, techninės specifikacijas. Taip pat be 250 amperų maksimalios srovės, šitas aparatas dar gali pasigirti labai puikiamis darbo ciklo specifikacijomis. Ir ką turiu minėti, tai maksimaliai 250 amperų gale jisai gali dirbti 60% darbo ciklo, o 193 amperų srove gali dirbti netgi visų 100%. Tai žinant, kad beveik 200 amperų galima dirbti non-stopu,
Na, tai yra tikrai wow reikalas, viena fazė, na, tikrai super specifikacijas. Įsigijus šį Paton suvirinimo aparatą, jisai atkeliauja su Binzelio 3 metrų degikliu, kuris taip pat, na, Binzelis tikriausiai tarp suvirintojų labai gerai žinomas ženklas prekės. Taip pat Binzelio MMA degikliu bei masės kabeliu. Tai vėlgi ganėtinai stori laidai, 25 skerspjūvio, kurių tikrai, manau, ilgam užteks. Na ir žinoma, atkeliauja tokie dalykai kaip papildomas vielos padavimo ratukas, greita dujų jungtis, instrukcija. Tiesa, čia yra vienas minusas šio suvirimo aparato. Tam, kad pasijungti dujas, greitąją jungti, bent jau kas man užkliuvo, reikėtų nusimti mūsų maitinimo bloką ir čia turime dujų pajungimą. Apžvelgime aparato techninės specifikacijas, o dabar keliaukime pažiūrėti į patį meniu bei jo valdymą. Ir čia iš tikrųjų galėčiau duoti ir minusą, bet tuo pačiu ir pliusą, kadangi tik pradėjusiam suvirintojui, čia reikės pasidėti kokią 10 minučių, kol viską suprasit, kaip kas vyksta. Profesionaliam suvirintojui čia bus tikrai tas kitas lygis, kada atsirakinsite daugiau naudingų parametrų jums. Tai vėlgi, aparatas turi MMA funkciją, Liftigo funkciją bei Migmago funkcijas. Migmago funkcijai viskas ganėtinai paprasta. Pasirenkam voltažą, pasirenkam vielos greitį per minutę ir galime keliauti virinti. Taip pat šitas aparatas turi trigubą pulso funkciją, kuri tikrai padėsim virinti aliuminį. Ta pačią funkciją galima naudoti ir ant juodo plieno, mes vėliau jį išbandysime. Žinoma, papildomos funkcijos kaip 2T, 4T, vielos padavimas nesuvirimo metu, dujų prapūtimas, na, visą tai šis aparatas turi. Dar kiek norėčiau grįžti į MMA valdymą ir čia mes taip pat turim labai daug funkcijų, tikrai jų visų nevardinsiu, nekalbu apie elementariausias kaip hot startas, hot starto laikas arba tokia funkcija kaip laikote elektrodą per arti lanko, tai pasakysiu iš tikrųjų, kaip jinai vadinasi. Taip, short arc modas, tai aš kiek labiau mėgstu kontroliuoti suvirimo lanką atstumu, įsmeigiant elektrodą giliau truputėlį, aš galiu prisižeminti. Šitas padeda truputėlį jums geriau reguliuoti tą visą suvirinimo arką, pavadinkim. Tai va, tai tikrai nemažai funkcijų, taip pat tas pats MMA režimas irgi turi pulso funkciją, kas, na, tikrai turime daug profesionalaus aparato reguliavimo tokiam ganėtinai pigiam suvirinimo pusautomatyje. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į šio aparato feną. Tai ne taip kaip su pigesniais aparatais, jisai nėra, kad šlykščiai ūžtų. Taip, aš jį girdžiu veikiant, bet nėra to tokio permašymo, kada įjungia aparatą ir tau yra sunkiau susišnekėti. Bei kitas šio aparato pliusas yra tas, kad jisai labai puikiai dirba nuo ilgų prailgintuvų bei suvirinimo generatorių. Tai jisai gali dirbti nuo 160 iki, man atrodo, 240-50 voltų svyravime, kas yra tikrai labai geros savybės. Jeigu dirbate kažkur statybose su ilgais laidais, daug prailgintuvų susijungia arba tiesiog nuo generatoriaus. Gerai, tai prigyriau tą aparatą, bet manau, kad pats geriausias pagirimas yra šio aparato išbandymas praktiškai. Ir čia, manau, pasižiūrėsim, ar jisai susitvarko ir kaip gerai susitvarko su jam skirtomis užduotimis. Tai pradėsim nuo 1 mm storio juodo plieno plokštelių, tada keliausim prie 3 mm, prie 6 mm, juos virinsim maksimalia suvirimo gale bei maksimalia suvirimo gale su pulsu. Viso bandymo metu naudosime
mikso dujas. Na ir tiek. Tai keliaukime ir pasižiūrėkime, kaip mums seksis virinti. Tai bandymą pradėkime nuo 1 mm storio plokštelių, 2G poziciją ir, manau, nieko nelaukime, testuokime. Na, aparatas tikrai labai gerai susitvarkė su užduotimi, tikrai labai graži sulytė šitoj pusėje, labai graži šaknis kitoje suvirimo pusėje, na, 10 iš 10. Antrasis mūsų bandymas, 3 mm storio plieno plokštelės ir PB padėtis. Na tai dar viena graži siūlė. Nieko per daug iš tikrųjų neturiu ką pasakyti, lieja maloniai. Tiesiog paprasta, elementari siūlė. Manau, keliaukime iškart prie maksimumo ir iš tikrųjų testuokime šį aparatą. Gerai, tai paėmiau 6 mm storio plokšteles. Iš tikrųjų nieko per daug negalvau, atsukau maksimum voltažą, maksimum vielos greitį per minutę ir traukiam tą kampinę siūlę, žiūrim, kas gausis. Gerai, tai pasidarė truputėlį jau per karštą, nustau. Principe labai malonus lankas, tai vėlgi tikrai puikiai tvarkosi. Žinot, padaugėjo tiškalų, nežinau ar dėl vielos, ar dėl aparato, greičiausiai dėl vielos ir nešvaraus paviršiaus, kurį viriname, bet kol kas aparatas tikrai labai maloniai stebina. Ką, manau, jungiam pulsą ir pasižiūrim, kas pasikeis. 6 mm, maksimum srovė ir trigubas pulsas. Pasižiūrim, kaip skambės ir kaip atrodys mūsų suvirinimas. Ok, tai tikrai ganėtinai neblogą rezultatą gavome. Tikrai graži siūlė, labai maloniai liejasi, labai stabilus, fainas lankas. Na, neturiu nieko blogo tikriausiai pasakyti. Manau, galime apibendrinti visą šitą suvirinimą kaip tikrai labai sėkmingą. Pats suvirinimo aparatas, na vėlgi, tai nėra reklaminis video. Niekas man nemoka už tai, kad atsiliepčiau apie šitą aparatą gražiai. Tai yra mano nuomonė, taip gal truputėlį simpatizuoju šitam gamintojui, nes tikrai žinau, kad jisai yra geras gamintojas, jisai gaminamas Ukrainoje, tikrai kokybiškai surinktas, tikrai puikiai atlieka savo funkcijas ir tiesiog noriu truputėlį paskleisti šio gamintojo vardą, kadangi tikrai daug kas matau, kad nėra su juo susipažinęs. Tai vėlgi, kaip ir minėjau, tikrai
puikiai atliko visus suvirimo darbus, kokybiškai surinktas, puikiai veikiantis suvirimo aparatas. Kaip minėjau, kad jisai tikrai gerai veikia nuo prilgintuvų, tai viso suvirimo metu mes taip pat buvom pajungę ant tokio ganėtinai nekokybiško, prasto, apie 20 metrų suvirimo prilgintuvo, tam, kad galėčiau, kaip sakant, iš tikrųjų parodyti, ką jisai gali. Ir tiek. Tai šios aparatus galite įsigyti suvirimo technikos parduotuvėje, Draugystės gatvėje Kaune. Tikrai rekomenduoju. Yra tiek ir biudžetinių variantų, tiek pro lygos variantų. Tai tikrai užeikite. Internetinė svetainė taip pat yra paton.lt. Užeikite, pasižiūrėkite tenai esančius modelius. Patys aparatai, berods, kiek kalbėjau su pardavėju, atkeliauja labai greitai, jeigu neturi vietoje, tai apie 2-3 dienas. Vėlgi, didžiąją dalį jų galite įsigyti jau vietoje iš karto. Na tikrai, man šitas aparatas labai patinka. Tikrai manau, kad drąsiai galiu jį rekomenduoti. Ir tiek. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjote. Pakomentuokite, ką jūs manote apie šį suvirimo aparatą. Parašykite, gal jūs naudojate tokį ar tiesiog kitą Patono gaminį. Parašykite savo atsiliepimą, gal tai padės kitiems žmonėms įsirinkti savo tinkamą aparatą. Laikinam šitą video, subscribinam mano kanalą ir iki kitų kartų. Viso. Čia tikriausiai suvirinimo aparatas, kurį kūrė patys suvirintojai.